Mėly šiauliečiai, šiandien mes susirinkome į savo prisikėlimo aikštę šiek tiek neįprastoje aplinkoje. Šalia mūsų iškelta mūsų brangi valstybės vėliava ir prie jos juodasis kaspinas, primenantys mums kraupaus dviejų žmogžudžių susitarimo, ko pasėkoje mūsų valstybė, lietuviai prarado milijonus žmonių. Prarado daugybę žmonių ir kitos tautos. Turbūt nėra nė vieno iš mūsų, kurių ta bėda, ta nelaimė būtų aplenkusi. Sveiki, mėlieji, artimiausieji žmonės. Baltijos kelias tai buvo mūsų kovos priemonė. Kovos išsilaisvinimo priemonė. Išsilaisvinimo priemonių pasaulyje daug. Tame tarpe ir terorizmas, ir ginkluota kova. Mūsų kova buvo susiėmimas rankomis vieni už kitų. Pradžia buvo unikali taip pat kovos priemonė, tai kai prie Vilniaus arkikatedros buvo pagrota Bethoveno 9 simfonija su jos finalu, kuris šiuo metu yra tapęs Europos himnu. Milijonai susijunkime. Tai simboliška, kad ir mūsų Baltijos kelias buvo kelias į Europos sąjungą. Ir ypatingai lietuviai iš Kanados. Iš tiesų, šiandien mes visi susivienijame šitame gražiame 15 metų minėjime to Baltijos kelio. Pajutome tą tikrąją laisvę, jos skonį. Ne visuomet galbūt taip yra, kaip norėtume būti. Tad visus kviečiu ištvermingai eiti laisvės keliu, nepavargstant, nesusilpstant, nekeikiant, neburnojant, bet mylint, aukojantis ir pasišvenčiant. Tad nepamirškime Birželio, nepamirškim laisvės kelio, neišduokim Lietuvos. Te laimina jūs Dievas. Autobusų dar nėra. Čia nebuvo padėta malkyti nuo punktės į telefoną. Kiek? Kokie septyni? Nuo punktą nuo telefoną. Nuo punktą? Ne daugiau kaip 500. Tikrai. Ir šiandien mes kaip Nežinai, dar kaip važiuos pasiimti jos, o paskui parvežti. Čia kas įsikūrė yra? Telšiai. Telšiai. Telšių. O čia mūsų valdžia. Aš vieną vėliavą taip nuleistas, karsai būčiau prie ano keliukų pastatys, kitą prie to. Tegul transportas sustoja visas, kol mes čia kalbam. Mano seneliai negalėjo grįžti į Lietuvą. Ir aš dabar esu patenkintas kaip anūkas, kad čia galiu būti. Ir
ir jūs parodyt viso pasaulį, kokia jėga turi viena tauta, kada ją suvienyje didelį idealį. Tokia jėga, kad 3 milijonai lietuviai, taip pat Estijai ir Latvijai, galėjo nugalėti vieną iš pats šiauriausios ir didžiausios imperijos iš visą pasaulio istoriją. Kaip jūs žinote geriau negu manęs, kad buvo Sovietinė sąjunga. Ir man atrodo, kad dabar, kaip niekada, Lietuvoje reikia tą jėgą, tą vienybę. Ir tą vienybę tik turėsit, jeigu turėsit bendros idealius. Jeigu kiekvienas užmirs truputį save, ieškoti bendroji gerovė. Tada aš kviečiu dabar melsti Dievui, dėkoti už atgaivintą laisvę, prašyti Dievui, kad mums padėtų, kad man atrodo, kad atgimimas dar nesibaigė. Dar yra ilgas kelias sukurti naują laisvą Lietuvą. Tada, kad visi kartu prašytum Dievui, kad mums duotų tą jėgą, tą vienybę, tos idealius, tą meilę tėvynei ir Dievui, kad mes visi kartu galėtum sukurti naują Lietuvą ir taip pat melsti už visus tuos, kurie mirė, kovodamas dėl Lietuvos laisvę. Ta melsime vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti ir gelbėk mus nuo pikto. Iki vokos veikiausiai mūsų Tai kaip, reiškia, yra senasis miestelis, yra čia, o ten paskui jau laikais prisijungė, nes gatvė, tik čia matome, tame gale yra galų namai istorija. Arčiau laužė su pokščiu, arčiau laužė. Aš jau хочу подскушать. Dainuokit. Mes išvažiuojam dalinį tautai. Jo, ačiū labai, ačiū labai. Pala, va, aš vieną končiui paimsiu. Ja, gerai. Jo, prašau. Ir viskas. Aš išvažiuoju, prašau dalinti tautiečiams.
Čia va į priekį sėskitės. Romai vietą šitą parodą, kuri vadinasi Šaukios tauta ir kuri yra skirta Sąjūdžio jubiliejui. Šiandieninis renginys yra baigiamasis, kuris rengiamas šioje parodoje. Jis ir vadinasi Sąjūdžio kelias šiauliečių sąjungininkų lūpomis. Ir mes šiandien labai prašysim, kad kalbėtumėt jūs visi, kurie buvot prie Sąjūdžio ištakų, kad čia susibūrė tie žmonės, kuriuos Šiauliuose vienio laisvės ir nepriklausomybės idėjos. Pradžioje žodį tarti prašysiu Aušros muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šikštienė. Labadiena, mėlyjeji. Labai malonu matyti pilną salę šiauliečių ir atvykusių svečių iš toliau, pasveikinti jūs. Jūs buvote tie, kurie pirmieji Šiauliuose skelbėte Sąjūdžio idėją ir kurie su ta idėja širdyje gyvenate ir šiandien. Tai aukščiausią tašką savo organizaciją ir pasipriešinimo formą pasiekęs ginkluotas pasipriešinimas 1944–1953 metais, partizaninis karas. Po jo vyko kiti pasipriešinimai. Vienas iš jų buvo tai katalikiškasis judėjimas 20 amžiaus 7–8 dešimtmetyje. Norėčiau paprašyti kalbėti pirmiausia prieš visų kitų sąjūdininkų kalbas katalikiško judėjimo atstovę, Lietuvos bažnytinės kronikos platintoja Vanda Rakauskaitė. Prašom. Ar mes tikrai pasigendam tos vidinės garbės? Kažkoks, nežinau, toks keistoka apatija apėmusi ir žmonėms trūksta vidinės garbės, tokio vidinio išdidumo. Galbūt, kad lietuviai turėtų dabar, ta vidinė garbė nebūtų užgesusi, galbūt iš mūsų nebūtų tiek ir iš Lietuvos besitraukiančių. Ten truputį, to visur reikia vadų, reikia lyderių. Jeigu atsirastų, gal ir kažkas prašvis ateitį. O galbūt mums trūko pačioj pradžioj tikros atgailos. Čia irgi gal reikėtų pamastyti. Visi puolė su didžiausiu entuzijazmu, griebėm trispalvės, džiaugiamės. Ir užmiršom, kad buvom šiaip ar taip, kiekvienas kažką išdavė. Kažką išdavė. Gal ne tėvynė, bet su savo sąžine turėjo kompromisų. Ir turbūt turėjo būti labai tokie iškilmingi, vieši, tokie atgailos padarimai. Iš to judėjimo, kurį buvo apjungusi Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, mes kiekvienas turėjom savo patikimus, pažįstamus, net ir dabar esančių mes dar vieni su kitais nesidalindavom, nes nepažindavom, tik tai buvo tokia konspiracija, kur ėmėm tik iš didžiuotis. Kad mes galėtume, buvę komunistai, nebuvę mes komunistiškumo taip pat turėjom. Kažkokį tai lygį mes buvom, bet mes nesugebam atleisti, atsiprašyti, padėti vienas kitam, koks jis bebūtų. Ir aš norėčiau, kad mes jau, tai tokį jau brandos amžių, dar suspėtume tą padaryti. Aš labai džiaugiuosi, visais džiaugiuosi pakvietimu ir kiek bandykim dar judėti, kad tas sąjūdis dar nebūtų. Čia titulų išvardinta baisiausių, tai čia atrodo, kad jau tas sąjūdis, bet vienas esmingiausių dalykų. Sąjūdis atėjo į paruoštą dirvą, iškūrentą dirvą.
88 metais visos sąlygos buvo, viskas pribrendę buvo, kad ta didžiulė banga, ta tsunamio banga ateitų į Lietuvą ir pradėtų jinai per Lietuvą ristis. Aš iki tol nedalyvau jokioj veikloje praktiškai. Buvau studentas aukštosios mokyklos, ten mokyklą buvau. Kas šeimoje tik buvo pasakojama apie istoriją, apie prisiminimus, apie trėmimus, nes giminės, aišku, ištremti buvo. Ir tada, kada įvyko tie didieji įvykiai Vilniuje ir visur, tai atrodo, ta banga pagavo ir pradėjo nešti. Ir taip pradėjo nešti, kad net į šonus nežiūrėjai ir nieko, atrodo, kad nieko kito ir būti negali. Šiandien po 20 metų gali pradėti svarstyti, kad tenai galėjo tas nutikti, galėjo kitaip būti, galėjo ten ateiti ir pasibelsti, ir kaip ten pasakodavo senesniais laikais. Bet tada to netikėjai, paprasčiausiai net ko gero nežinojau, kad taip galėtų būti, nes nebuvo laiko netgi diskutuoti. Ir kai aplinkui žmonės susibūrė vedini idėjas, viens kitam nuoširdus, viens kitam padedantis, viens kitam dovanojantis savo šilumą, atrodo, kad tas judėjimas tikrai niekada negalėjo pralaimėti. O istorija parodė, kad jis ir laimėjo ir savo uždavinius pagrindinius atliko. Iš pirmųjų dienų, kada tik tai buvo įkurta Sąjūdžio Šiaulių taryba, Šiauliuose vienas žmogus vis lankydavosi, pas mus ateidavo ir sakė, tik duok šitą, duok kitą, visus popieriukus iš mūsų rankėdavo, sako, aš šitą galiu paimti, šitą negaliu paimti. Ir čia toks Dangyras Mačiulis buvo ten prie mūsų visą laiką, vis neždavo ir neždavo, sako, čia į muziejų. Tada negalvojom, kad čia kažkada po 20 metų susirinkę minėsim šitai, prisiminsim, kaip ten kas buvo. O tada žmogus jau muziejininkas turbūt žinodamas, kad viską rinko ir viską kaupė. Tai ko gero ir tų nemažai dokumentų, daugiausiai, kaip ir ko gero Lietuvoje iš kitų Sąjūdžio tarybų Šiauliuose yra išlikę, ir jie bus paviešinti. Ko gero dar ne vieną gražią naujieną sužinosime apie tuos vaikus. Ir toks puikus istorikas, kurį aš labai gerbiu, Česlovas Laurinavičius, kuris iš tikrųjų puikiai rašo apie tarptautinius santykius, apie Lietuvos Respublikos santykius su Sovietų Rusija tarpukariu, atsidūrė mokinio vietoje. Nes, sakykime, visiems pažįstama Angonytė Rupšytė, taip, jis sėdi ir krato galvas, kad nesąmonės rašo. Nes buvo daryta iki to, kad remiantis kažkokiais archyvais, Česlovas Laurinavičius savo pranešime pradėjo aiškinti, kad Ozolas susidėjo su Kauno radikalais ir tapo pats radikaliausias Sąjūdžio veikėjas. Ten tokį sukėlė joką, bet kadangi vis dėlto publika buvo mokslinė, kultūringa, tai man teko atsistoti pasakyti, kad kažkoks čia nesusipratimas. Todėl turiu pasakyti, ką aš pasakiau apie Sąjūdį. Kas tai yra specifika pas mus. Tai pirmiausia, aš pasakiau tai, kad pirmieji laisvi rinkimai okupacijos sąlygom įvyko Šiauliuose. Tai sausio 15 dieną 89 metais. Ir kad būtent nuo tų rinkimų prasidėjo tas laisvų rinkimų tradicija Lietuvoje. Ir iš mūsų šiauliečių pasimokė Lietuva, konkrečiai ta iniciatyvinė grupė, kuri buvo Vilniuje. Nes čia geriau pasakys Vasinauskaitė Elena, pinigų negavom, iš centro atrodo, negavom, ne? Virgi, negavom. Mes patys turėjom spausdinti plakatus, bukletus, rengti debatus, taip. Atsimenat, kai buvo pirmieji debatai, kokie transliuojama buvo per tą vietinę vadinamą tą garsiakalbį, tą kaip tą Gavrilką rusiškai buvo, dabar čia kaip tas. Tas Radytė. Pradėjome mėtyti bukletus, mes patys pirmi Lietuvoje. Ir šiandien mes jau visi nervuojamės, kad tų bukletų labai daug, kiekvieną dieną, taip? O kas pradėjo? Mes pradėjom, čia mūsų tradicija buvo. Šiaulių miesto KGB viršininkas Petras Urbanavičius. Kad KGB viršininkai išrinktų Sąjūdžio tarybą, Lietuvoje niekur kitur nebuvo. Buvęs. Tu čia televizorių komanda sėdi, ten Antanas gali paaiškinti. Sumaišė Algirdą Urbanavičių su Petru Urbonavičiu. Konferencija sumaišė. Ir kiekvieną dieną būdavo prašymai Mergelė Marija ir Jėzau už Lietuvą, tai galgi ten danguose iš tiesų vėl išklausys ir ta meilė ir tas atminimas mirtinai privalo būti. Ir kiek įmanoma gerai, kad mes susitinkam ir vėl įgyjam kažkokį imunitetą, tas praradusias savo viltis, jėgas,
vėl kažkuo turime kiekvienas savitais būdais pastiprinti. Ar istoriko faktais, ar žodžiais vieno ideologiškais, ar dar kažkuo. Nesvarbu kuo, svarbu, kad nepliurpti niekų, o teikti žmonėms tikėjimą ir viltį. Leiskit man pasakyti Braždžionio tris posmus vieno gražaus eilėraščio. Mylėsi Lietuvą iš tolo, visą širdim, visais jausmais. Iš tolo meilė neparpuola po balto marmuro namais. Iš tolo ją kaip laimę šauksi, aušroja ir sutemų sapnuos, o į praskridusi kaip paukštė, tik kaitrų liūdesį dainuos. Regėsi ją kaip saulės kaiščią, kaip kūdikio šventi sapnai, o į galvergės pančios vaikščios ir slėgs ją sielvarto kalnai. Tiki tau bus saldi paguoda, tiki tau bus širdį gyva, balta, baltųjų vyšnių sodas, senolių žemė, Lietuva. O dabar sėdėdama, pamačiau šitą gražią fotkę, kur mes su padegimu. Ten kažkur dar turėjo būti Pranas Pillokas. Jis kol kas dar yra pasiutusiai puliuojanti žaizda ir teatrui, ir Šiauliams, ir Lietuvai. Tai man dar Irena paminėjo, kad mes netekom Zigmo Vaišvilos, Leonardo Staškevičiaus ir Prano Pilloko. Tai palinkime gražiai juos atsistojimo. Danieliaus Vincuko irgi.